Labą dieną, gerbiami tinklalaidės klausytojai. Rugsėjis Kauno klinikose pacientų saugos mėnuo. Ir šiandien aš, gydytoja anesteziologė, reanimatologė Vilma Traškaitė-Juškevičienė ir kartu ir pacientų saugos entuziastė, su jumis sveikinuosi jau antrosios tinklalaidės metu. Ši tinklalaidė yra skirta antrąją rugsėjo savaitę ir jos antrąją rugsėjo savaitę mes kalbame apie pacientų įsitraukimą į saugos procesus, kaip pacientai gali bendradarbiauti, kuriant pacientų saugos kultūrą gydymo įstaigose. Na ir mano pašnekovė šiandien yra Kauno klinikų pacientų tarybos narė Eglė Leščinskienė. Labą dieną. Taigi, Eglė, prašau papasakoti. Kauno klinikose pacientų taryba skaičiuoja jau antrą kadenciją. Tai ką veikia pacientų taryba, kokie jau yra nuveikti darbai ir kokie tikslai antrąjai kadencijai? Tai Kauno klinikose pradėjo veikti antroji pacientų taryba nuo 22 spalio mėnesio. Tai iš esmės tai patariamasis organas, sudarytas iš pacientų, jų artimųjų, būtent patirtims Kauno klinikose gerinti. Pacientų taryba siekia kurti į pacientus orientuotos sveikatos priežiūros modelį. Jos nariai atstovauja skirtingoms sritims ir teikia administracijai pasiūlymus, gerinančius teikiamų sveikatos paslaugų kokybę, aktyviai dalyvauja organizuojamuose konferencijose, mokymuose, moksliniuose tyrimuose, atstovauja tarybą bei garsina jos vardą, įsitraukia į papildomas veiklas. Pirmosios kadencijos pacientų tarybos siūlymai buvo tikrai labai įvairūs ir jie jau yra didžioji dalis įgyvendinta. Tai yra pagerintos tam tikros sąlygos neonatologijos klinikoje, ortopedijos, traumatologijos skyriuje, įrengti skubios pagalbos mygtukai naujagimių skyriuje ir daug kitų darbų, turbūt, kur pacientai tikrai jaučia, mato ir naudojasi tuo. Antros kadencijos pacientų taryba šiuo metu vystomas socialinio palydėjimo projektas. Įgyventinami sekantis pasiūlymai. Gerinama infrastruktūra, kaip patekti iš vienos klinikos į kitą. Paciento gydymo kelio sekamumo užtikrinimas, atgalinio ryšio kūrimas, registracijos pas gydytojus aiškumo ir skaidrumo užtikrinimas. Siekiama įrengti dviračių parkingą, kuris reikalingas tiek pacientams, tiek personalui. Įvairių priemonių centralizavimas. Turime didelį pasiūlymą, kaip įdiegti ligoninės įrangos lokacijų technologijų žemėlapį, kuris rodo, kurioje vietoje dabartiniu metu yra reikalinga įranga ar technika. Aišku, tai sumažintų technikos poreikį, nes būtų aišku, kurioje lokacijoje jisai yra. Ir panaudojimas būtų tikrai ženkliai efektyvesnis. Ir aišku, panašus pasiūlymai. Tai va tokie mūsų planiniai darbai, aišku, tų smulkių darbų tikrai neįvardinsiu, nes tikrai mes jų turim daug ir labai daug bendradarbiaujam su administracija. Jie noriai įsitraukia į mūsų pasiūlymus ir mato tame tikrai daug racijos ir stengiasi. Tai jūs esate toks žinutės nešėjas, taip galima sakyti, messengeris, toks tiltas tarp pacientų ir tarp Kauno klinikų administracijos vadovų ir stengiatės perduoti, ar ne? Iš esmės taip. O kaip jūs būtent užtikrinate tą bendravimą, bendradarbiavimą ir žinių perdavimą tarp pacientų ir specialistų ir administracijos? Kaip jūs, iš kur gaunate žinias apie reikalingus pokyčius, ar patys galbūt matote, dalyvaujate ir... Mes gauname įvairiausiais kanalais. Pirmiausia, aišku, yra apklausos anketos. Jos yra organizuojamos klinikų darbuotojų, bet taip pat ir analizuojam pacientų ir jų artimųjų gautus laiškus. Į pacientų tarybos paštą turime sukūrę elektroninį paštą. Taip pat yra iš pacientų grupės atstovaujančių organizacijų, jiems taip pat pateikia tą informaciją. Gydytojai, slaugytojai, tyrėjai, verslo atstovų rekomendacijos yra įvairiausios. Ir taip pat yra tie visi patyriminiai dalykai, kur tiek artimųjų patirtis, tiek mūsų pačių patirtis ir pacientai, kada dalinasi savo patirtimis, aišku, kartais tai būna tokia lyg ir sugedusio telefono, bet žinot, nėra dūmų be ugnies. Tai paprastai įsigilinus į tam tikras situacijas, matom kai kuriuose vietose sprageles, tai stengiamės įsigilinti ir daugiau, didesnė apimtimi ir jeigu tai yra problema, mes ją keliame. Ir žiūrime, kaip galima pagerinti, patobulinti, tiesiog, kad visiems būtų gerai. Mes žiūrime ne tik iš paciento pusės, žiūrim, kad ir gydytojam, ir slaugytojam, tai va, tos ir aktyviosios dienos, ar ne, buvo pacientų tarybos iniciatyva, tai svarbu, kad būtų gydytojas pailsėjęs tam, kad tai būtų kokybė. Ir ne tik gydytojas, aš turiu galvoje medikus.
Taip, tas labai svarbu. Tai reiškia, pacientai jūs nevengia kreiptis tiesiogiai, ar ne, su savo kažkokiais klausimais? Ne, pilnai mes turime ir kažkokiu tai skundų, ir padėkų turime, ir mes jas persiunčiam administracija savo ruoštų, aišku, jau priima vienokius ar kitokius sprendimus, giria ar truputėlį papeikia. Kaip ir priklauso. Medikų tarpe vis daugiau yra kalbama apie pacientų saugą, mes turim tokią iniciatyvą kaip rugsėjais pacientų saugos mėnuo, kalbam kaip ją pagerinti, kaip užtikrinti ir panašiai. Ir yra įdomu, iš tikrųjų, medikai po truputį jau lyg ir supranta ir įsivažiuoja šitos temos, jos įgauna pagreitį, darosi vis populiaresnės, bet ar pacientai supranta tą saugos koncepciją, ar pacientai rūpinasi savo saugą ir ar supranta, kad tai yra svarbu tuo rūpintis aktyviai? Pacientų pirmiausia, medikas pats, tai taip pat jis yra kažkieno pacientas. Tai todėl medikas, aš manau, puikiai supranta, kas tai yra paciento sauga, nes truputėlį kitaip žiūri jau kaip medikas, kuris turi tą patirtį, kaip galima būtų padaryti geriau. Tai be abejo, pacientų sauga yra labai svarbus aspektas sveikatos priežiūros srityje. Ir apima visas priemonės, kurios skirtos užtikrinti, kad pacientai būtų apsaugoti nuo žalos ir gautų saugią, aišku, savaime efektyvę, aukštos kokybės sveikatos priežiūrą. Ir manau, kad pacientų sauga apima daugelį dalykų. Tai pirmiausia, aišku, informuotumą. Tai pacientų svarbiausia yra jo sveikatos užtikrinimas, gaunant kokybiškas paslaugas. Kas yra pacientų sauga kaip savoka, aš manau, kad pacientas, galbūt tik išprusęs pacientas daugiau supranta tai. Bet ta problema yra didžiausia tame, kad komunikacija yra pirmoje vietoje. Pacientams turi būti teikiama aiški ir suprantama informacija apie jų būklę, gydymą, procedūras ir galimas komplikacijas, tam, kad tai padėtų patiems priimti informuotus sprendimus dėl jų sveikatos ir mažintų nesaugumo jausmą. Taip pat neabejotinai svarbu yra higiena ir infekcijų kontrolė, būtina laikytis griežtų higienos standartų, klaidų prevencija, nebijoti tų klaidų, jeigu jos yra, nepaslėpti jas, kad iš klaidų mes mokomės. Klaidos tai turėtų būti tas iššūkis mokymuisi žiniom, nes taip tai yra skaudu, bet taip tai turėtų būti prevencija. Vaistų sauga. Kartais vaistai būna paskiriami, aišku, neįsigilinus į alergijas, į dar kažkokius tai dalykus ir ta sauga būna tokia rizikinga. Taip pat atsiliepimų ir skundų tvarkymas. Tie skundai, jie taip pat yra, kaip ir sakiau, nėra dūmų be ugnies, ar ne? Tai paprastai mes nesiskundžiam tol, kol netrūksta ta kantrybė ir tada jau, kai trūksta, tada jau gimsta tas skundas. Dauguma pacientų supranta, kad pacientų sauga yra svarbi, tačiau gali nežinoti, kaip prisidėti prie savo saugos. Ir svarbu, kad sveikatos priežiūros įstaigos specialistai aktyviai bendrautų su pacientais, suteiktų jiems reikiamą informaciją apie saugos priemonės, bei kaip elgtis turėtų jie sveikatos priežiūros įstaigoje, taip pat turėtų informuoti. Bendros žinios apie pacientų saugą yra svarbios visiems, nes tai prisideda prie geresnės sveikatos priežiūros visuomeniai. Ir aišku, sumažina medicinos klaidų, pagerina pacientų gyvenimo kokybę. Tai galim sakyti, kad pacientas jaučiasi saugus, kai jis yra gerai informuotas, ar ne? Kai jis žino, kas vyksta, kas jo laukia, tai pagerina jo saugumo jausmą. Vienareikšmiškai. Kiek man asmeniškai yra tekę dalyvauti įvairiose komisijose Kauno klinikose, kur nagrinėjam skundus, kai pacientai skundžiasi, kai kas nors įvyko ne taip, kaip jie galvoja, kad turi vykti, tai labai didelė dalis skundų yra susijęs su komunikacija. Ir jų būtų galima išvengti, jeigu būtų paaiškinta pacientui, papasakota arba prieš įvykį, kad gali kažkas nutikti, arba tinkamai komunikuojama jau po įvykio, kai galbūt kažkas nutiko taip, kaip mes nenorėjom. Tai ta komunikacija, vėlgi atrodo, grįžtam prie bazinių tų pačių dalykų, bet yra labai svarbi ir pagerina ne tik tai pacientų saugumą, bet ir pasitenkinimą turbūt, ar ne, tom teikiamom paslaugom. Tai būtent, nes pacientai, kada kalba apie saugą, jie žodžio sauga tokio kaip nevartoja, ar ne? Jie vartoja, dažniausiai vardina tai, ko jiems trūko toje gydymo įstaigoje. Pavyzdžiui, nemačiau gydytojo, tik rezidentės bėgiojo ir ar ne, toks pasakymas. Arba klausiau, bet ką atsakė, nieko nesupratau, ar ne? Jeigu mes išgirsim iš paciento, kažką pasakė, kad planuoja arba planuoja kažkokią operaciją, bet, sakė, kad reikia.
Bet to iki galo tokio aiškumo nebūna ir tos komunikacijos tarsi tokio junginuko, nes aš suprantu, kad gydytojas įdėjo labai daug savęs, jisai pasakė, bet jisai pasakė galbūt per aukštais terminais, galbūt tas pacientas jau nebesupranta. Ir tie būtent tas būtent išprusęs pacientas, jisai aišku, jisai galbūt labai geras pacientas išprusęs, bet irgi kartais per daug žino. Per daug pasigūglina. Per daug pasigūglina ir jau tada pradeda savigydą užsiimti, tai irgi tokia atsiranda rizika. Bet iš esmės tai būtent ta sauga, toks pacientui tai yra neapibrėžtas dalykas, kuris neįvardina pačio žodžio sauga. Jisai vardina tokias kaip baimės arba tai, ko kažkur jam trūko ir, aišku, tada jisai jaučiasi nesaugiai, bet apibrėžime turbūt mes rastume tą žodį tokį sauga. Taip, ir atrodo, gydytojai tikrai, nebijoja, kad jie stengiasi pasakoti, kaip viskas bus ir kokia operacija bus atliekama ir panašiai, bet galbūt netiek išsiaiškina, ar pacientas suprato, ar viskas jam yra aiškiai paaiškinta. Būtent, nes pacientas ne visada suvokia, kartais jau nebesuvokia. Kartais gali būti labai išprusęs ar ne pacientas iki tol buvęs ir tada atsiranda ta rizika, kad jau komunikacija nutrūksta ir tada jau reikia ir artimojo įsikišimo ir galbūt tas artimas iš čia atsiranda toks kaip vienetas ar ne, tokio, kuris būtų tas tarpininkas tarp gydytojo ir paciento ir to pasiruošimo tokio. Šiek tiek užsiminėt apie klaidas, kurios be abejo, kad ir kaip stengtumėmės jų kartais pasitaiko ir mes negalim 100% išvengti, bet labai ilgą laiką buvo manoma, kad gydytojai neklysta, kad komplikacijų nebūna, kad sveikatos priežiūra yra 100% saugi ir nieks čia nesuklysta ir viskas būna kaip suplanuota. Kaip pacientai dabar reaguoja, po truputį suprasdami, kad visgi galbūt tos klaidos ir yra neišvengiamos ir mes turime dirbti, kad jų nebūtų, bet turbūt nebus niekada 100% neklystamumo. Pacientui tai būtent ir kelia tą baimę. Jisai kartais nedaro, nepriima sprendimo operuotis, nepriima sprendimo gultis į ligoninę, nes bijo, kad galbūt kažkas gali atsitikti tas, kas atsitiko kaimynui. Tai čia tų baimių tada aišku, kad padaugėja, o kad klystam visi, tai vienareikšmiškai. Tik tai gydytojų klaidos yra labai skaudžios. Taip, už tą turim stengtis ir dirbti, kad tų klaidų būtų kiek įmanoma mažiau. Ir kad jeigu kas vyksta, kad būtų, kaip sakant, priimti tinkami sprendimai, kad tas daugiau nepasikartotų. Taip, viešumas ir komunikacija, tas bent jau tam, tiek kiek tai yra įmanoma, tai tas yra labai svarbu. Mokytis iš gerosios praktikos. Jūs minėjot, kad taip pat, kai pacientas jau yra ypač sunkios būklės, kai galbūt yra senyvo amžiaus, kai yra sunku pilnavertiškai įsitraukti ir dalyvauti gydymo procesuose ir priimti tam tikrus sprendimus, atsiranda artimieji. Kaip galvojat, koks galėtų būti artimųjų vaidmuo, kaip jie galėtų ar turėtų įsitraukti, o gal kaip tik reikėtų viską palikti, kaip COVID pandemijos metu, kai artimųjų praktiškai nebuvo ligoniniai, pacientai buvo nelankomi, buvo vieni ir artimieji būdavo tik tai už ligoninės ribų. Labai liūdnas klausimas iš tikrųjų. Tai man tai asmeniškai susiję ir su mano asmeniniam patirtim COVID metu. Ir aš netekau ir artimųjų per tą COVID laikotarpį ir tikrai negalėjau lankyti ligoniniai. Tai tikrai liūdna patirtis yra COVID-as. Tai vienareikšmiškai ne. Reikia įsitraukti artimiesiems. Artimieji būtinai turi būti traukti ir aš manau, kad jie aktyviai turėtų dalyvauti šitoje veikloje, ypatingai, kada pilnavertiškai dalyvauti negali pats pacientas arba dėl fizinių, arba dėl psichinių būklių įvairiausių. Tai šiuo atveju artimasis būtinai turi dalyvauti, bet ne tik tai pačio gydymo procese aktyviame, sakykime, stacionare arba sakykime, kažkur tai palydint, bet labai svarbi jo parama ir tolesnėme gydyme. Tai ne tik tas informacijos teikimas, tai yra ir parama tolesnėje komunikacijoje, prisijungimas prie apsilankymų pas gydytoją, palaikymas namuose, tam tikros psichologinės būsenos palaikymas, ypatingai jeigu tai yra sunkus ligonis, emocinė parama ir, aišku, savaime skundų ir problemų sprendimas, kada pacientui atrodo, kad čia viskas pasaulis griūna ir jau jam yra labai liūdna, o iš tikrųjų visa pagalba jam yra teikiama. Tai šiuo atveju aš manau, kad paciento artimieji yra labai svarbus ryšys, tas toksai, ta rišamoji grandis. Ir viena tokia iš pavyzdžių, ką mes keliam ir pacientų taryboje, kad jau
tuo metu, kai, sakykime, pacientas yra perkeliamas, sakykime, papuolė į skubios pagalbos skyrių, ar ne, ir keliamas į kitą skyrių gydymui tolesniam, nes paprastai artimasis palydi iki skubios pagalbos, ar ne, ir toliau pacientas kartais turi tą telefoną, kartais jau jo nebeturi ir jisai iškeliamas į kitą skyrių. Ir va čia tikrai yra viena iš opiausių problemų, kada jisai iškeliamas į skyrių ir tada pradeda dirbti visi kiti. Artimasis vis tiek ieško, kur jo tas pacientas. Reiškia, trukdo tą medicinos personalą. Personalas tada ieško, kur iškėlė tą vieną iš N pacientų. Informuoja, kur iškėlė. Kartais informuoja, kartais dar neinformuoja, ar ne, kartais dar nežino, kur jis tai iškeltas. Ir artimasis tada vėl pradeda, tas nerimas atsiranda ir vėl jisai toliau ieško, kur ten jį susirasti, tą pacientą. Ir va čia šitoj vietoj tarsi labai norėtųsi, kad būtent šitoj vietoj jau artimuosius įtrauktų. Po to galbūt jau, jeigu tas pacientas veiksta, galbūt ten mažiau reikia tos komunikacijos, tik su pacientu užtektų. Bet artimųjų kontakto pradedant šitoje vietoje jau yra labai svarbu. Nes artimiesiam ir nerimas, ir baimė, viskas, kur yra jau žmogus, kur stacionarizuotas, koks skyrius, kaip susisiekti. Taip, va čia turėtų atsirasti tiesiog skambutis artimajam. Ir tada visi šitie klausimai skambučių ir paieškų ir sakykime, kur man surasti artimai, nežinau, tada aš ieškau per ligoninę, gerai, jeigu ta ligoninė teisingai pasižiūrėjo pavardę ir pasakė, kad taip pas mus buvo ir jisai perkeltas į kažkurį tai skyrių, bet jeigu sako, ai ne, išvežtas į antrą ligoninę. Taip, tai gali būti nemaža dalis pacientų yra nukreipiami gydymui į kitas ligoninės. Taip, ir tada prasideda kelias, tada paciento artimasis, vis tiek tada trukdo absoliučiai visas gydymo įstaigas, gerai, jeigu ten tiksliai pasako kur, o kartais sako, tai jūs neartimasis, tada ieškokit. Ir kur tada mums ieškoti? Vat čia šitoj vietoj, ten, kur nurodytas artimojo kontaktas, būtų tiesiog paprasta, man atrodo, informuoti, palaikyti tą kontaktą ir ta komunikacija tikrai užtruktų keletą minučių, tikrai trumpiau, negu užtrunka vis tiek tas skambutis papildomas, jeigu tik artimasis pageidauja, kad būtų informuotas. Pacientas, jeigu informavo, atsiprašau, tai kad artimasis būtų informuotas ir ties ta vieta užsidarytų labai daug skambučių. Vėlgi grįžtame į komunikaciją ir panašu, kad šitoje srityje tikrai yra daug vietos tobulėjimai ir ką dar galime nuveikti, kad mūsų ir pacientų artimieji būtų laimingesni. Na, kalbant bendrai, kaip tiek pacientai, tiek jų artimieji gali bendradarbiauti siekiant užtikrinti pacientų saugą. Nuo ko tai priklauso, gal kažkokių ypatingų sąlygų tam reikia, kad paskatinti dar labiau įsitraukti, aktyviai domėtis ir gerinti būtent tas saugos procesus. Tai pirmiausia, be abejo, tai kaip ir minėjom, ta komunikacija. Tai čia yra numeris 1. Toliau informacijos perdavimas. Tiek pacientai, tiek artimieji turėtų atsakingai perduoti informaciją apie paciento sveikatos būklę. Ne? Ir anamnezė gydytojų, slaugytojų, tai gali apimti alergijas, ankstesnės ligas, naudojamus vaistus, kitus svarbius dalykus, kas toliau gali įtakoti klaidas. Teisės ir atsakomybės supratimas. Pacientai ir artimieji turėtų žinoti paciento teises ir suprasti bei prisimti atsakomybės. Jeigu aš sugalvojau, kad man reikia truputėlį savigydos, tai aš taip pat turiu suprasti, kad tai yra mano atsakomybė. Aš prisimu, jau ne tas gydytojas padarys klaidą, jisai gali tik rekomenduoti. Aišku, būtų puiku, jeigu tas gydytojas taip pat plačiau domėtųsi ir sakytų, galbūt galite ir netradicinės medicinos, ar ne, bet tikrai retas gydytojas, kuris sakys, ne, aš turiu vis tik tai savo tą liniją, žinau, kad tai bus gerai. Taip, protokolai, algoritmai, įrodymai. Bet pacientas turi teisę turėti savo nuomonę, turi teisę priimti savo sprendimus, bet aišku, savaime turi prisimti ir savo atsakomybę čia šiuo atveju. Aišku, sveikatos ir žinių gilinimas. Tai tiek pacientai, tiek artimieji gali siekti gilesnės žinios apie paciento būklę ir gydymą. Ir tai gali padėti jų supratimui ir leisti pasirinkti geriausią gydymo planą. Tai čia taip pat. Bendradarbiavimas su komanda. Tai pacientai ir artimieji turėtų prisidėti prie bendradarbiavimo su gydytojais, slaugytojais, vaistininkais ir kitais sveikatos priežiūros specialistai. Nes vis tik tai ta perduodama informacija, jinai turėtų būti teisinga. Tam, kad susisteminti buvusias ligas, esamas ligas, parinkti geriausią gydymo būdą. O sąlygos paprasčiausios, atvira ir pagarbi komunikacija tarp pacientų artimųjų, sveikatos priežiūros specialistų,
Sveikatos priežiūros įstaigos turėtų skatinti šią komunikaciją ir padėti pacientams ir artimiesiems suprasti jų vaidmenį pacientų saugos užtikrinime. Ir tiek pacientų, tiek artimųjų teisės turėtų būti gerbiamos, laikomasi etinių principų ir standartų. Bendradarbiavimas tarp visų šalių tik tai padės užtikrinti ir pagerinti sveikatos priežiūros kokybę mūsų. Bet mes esam pacientų taryboje apie tai šnekėję tokį abipusį saugumo jausmą keltų, jeigu jau nuo registracijos į gydymo įstaigą momento atsirastų truputėlį kita komunikacija, vat vėlgi grįžtam prie tos pačios komunikacijos. Ir keliame šį klausimą susitikimų su administracija metu, aišku, čia daugiau gal IT specialistai turėtų bendradarbiauti. Ir siūlome tobulinti lankstinukų dalinamų rengiantis operacijoms atmintinės formuluotės, nes jeigu vien tik tai užsiregistruojant pacientas gautų tą informaciją, kad turiu susirašyti vaistus, turiu išsiaiškinti, kada buvo paskutinis mano vizitas pas vieną ar kitą gydytoją ir tiesiog susirašyti alergijas kažkada buvusias ar ne, pasidaryti tiesiog namų darbus. Arba gal tiesiog duoti kažkokią formą pacientui užpildyti prieš operaciją ir nesuaktualią informaciją. Kad jisai, ne tai, kad tada, kada jau jisai atsigulė į ligoninę, bet kada jisai... Kad namuose tą turėtų, ar ne, va, tą namų darbą atliktų namuose ir netgi registruojantis pas šeimos gydytoją, jisai susirašytų, kokius šiandieną vaistus aš vartoju. Nes nebūtinai tą, ką surašė šeimos gydytojas prieš 3 mėnesius, šiandien aš vartoju. Taip būna, kad ir pamiršta, ir patys nutraukia pacientai. Taip, tai tie namų darbai, svarbiausia, kad būtų jisai atvyktų pasiruošęs, aiškiai įvardintų turimas ligas, turimas negalias, vaistus, dozuotės. Ir tai manau, kad klaidų tikimybė taip pat ženkliai sumažintų, nes kartais ta alergija būna tokia visiškai netikėta, ar ne, sprogstamoji, tokia tikras. Ir turbūt iš medicinos darbuotojų pusės galėčiau pasakyti, kad turbūt tuos pacientus ir artimuosius, kurie aktyviai domisi gydymu, turbūt reikėtų žiūrėti daugiau pozityviai negu negatyviai ir skatinti jų domėjimąsi ir paaiškinti, aišku, nors ir laiko trūksta, suprantu, gydytojai ir slaugytojai užsiėmė, bet skatinti domėjimąsi ir aiškinimą, negu galvoti, kad aš čia viską geriau žinau, kodėl čia manęs dar klausinė kažkokių papildomų klausimų. Skatinti kryptingai. Kryptingą domėjimąsi. Bet jeigu gydytojas paskatintų kryptingai ir parodytų galbūt vieną kitą straipsnį, tą linkme, ar ne, nurodytų kažkokią nuorodą turėtų, tai būtų tiesiog tikrai puiku ir aš manau, kad tas pacientas teisinga linkme nukeliautų. Aš turiu savo šeimos daktarę, kuri būtent taip ir daro, nes aš nesu tas pasyvus pacientas, man įdomu, kas su manim vyksta ir jeigu man kažkokių kyla klausimų, tai mano šeimos daktarė tikrai visada man paaiškina, visada dar pasako, bet čia gali pasiskaityti, pasidomėti, bet čia tokių įvykių buvę, arba čia toks straipsnis ir mes tikrai labai gražiai komunikuojam. Taip, tikrai geras pavyzdys, nukreipti tikslingai informaciją. Kryptingai. Tai jeigu kryptingai, tai aš manau, kad pacientas taip pat bus patenkintas ir jisai kryptingai pasidomės tuo, ką pasiūlė gydytojas. Ne tik vaistais, bet ir, sakykime, kažkokią gydymo praktiką, kažkokiu kas ten galėtų įvykti, jeigu vienaip ar kitaip atsitiktų. Tai yra labai svarbu. Tikrai taip. Visgi neretai pastebim, kad pacientai ir artimieji įsitraukia aktyviai į pacientų gydymą. Ne tik, kad nepadeda, bet gali ir trukdyti tam visam gydymosi procesui, medikų darbui. Ką galėtumėt, galbūt patarti tiem pacientam, kaip jie dalyvaudami savo pačių gydymą galėtų padėti, bet nekenkti ir netrikdyti to procesą. Nes mes irgi susidurėm, tiek aš kaip anesteziologė ir iš kolegų patirties, kad ateina pacientai arba jų artimieji, filmuoja, tarkim, įrašinėja gydytojus, atliekamas procedūras, kas aš tikiu net ir puikiausiai gydytojo gali išmušti iš vėžių ir paskui, aišku, tik tai dar didina tos klaidos tikimybę, o nepadeda. Bet nereikšmiškai. Bet tai, ką jūs ir sako, tai čia vyksta tada, kada trūksta supratimo arba bendradarbiavimo su medicinos personalu. Jeigu
manau, to filmavimo turbūt nebūtų, jeigu nebūtų kažkokios karčios patirties, ar ne, arba kažkokio tai, manau, kad nelabai gero pavyzdžio, kad, ten irgi buvo filmuojama ir atsitiko tada geriau. Bet šiaip tai aš manau, kad trūksta čia šitoje vietoje, tiesiog trūksta supratimo ir pasitikėjimo. Tas pasitikėjimas, jisai turi atsirasti, nes kitu atveju nėra galimas bendravimas ir bendradarbiavimas be pasitikėjimo. Pacientas atėjęs į gydymo įstaigą pirmiausia turi tikėti tuo gydytoju, nes nėra ko eiti tada į gydymo įstaigą, tada keiskite gydytoją. Jeigu jūs šituo gydytoju nepasitikite, tikrai yra daug puikių gydytojų, kurie jūs priims ir tikrai filmuoti gydymo įstaigoje, tai čia net, aš manyčiau, kad tai netoleruotina, bet yra visokių pacientų pas mus. Tai tam, kad pacientai galėtų dalyvauti savo gydyme be perteklinių problemų, tai tikrai turėčiau tokių patarimų, kad pirmiausia, tai išsiaiškinkime savo būklę, nuo pradžios iki pabaigos. Supraskime diagnozę, gydymą ir tada bus lengviau bendrauti ir bendradarbiauti su medicinos personalu. Nebijokime klausti, nebijokime užduoti klausimus, klauskime gydytojų ir kitų specialistų, jei ką nors nesuprantame. Ir jeigu mes nesupratome, nebijokime paklausti dar kartelį. Galbūt paprašykime gydytojo paaiškinti ne tokiom aukštom frazėm, nebijokime įvardinti to žodžio aukštom frazėm, nesupratau, tiesiog pasakykime nesupratau. Ir tikrai gydytojas nusileis iki tam tikro ligmens, išaiškins paprastuoju būdu, kaip, kas. Labai man patiko kardiologų gydytojų, kurie po infarkto pasiima savo nelankstinuką, tokį susektą sektuvą, ateina pas pacientą ir parodo, kurioje vietoje jam kas įvyko, infarktas, kas tai yra ir kas jums įvyko ir kas bus, jeigu toliau jūs nesigydysite ir taip toliau. Tai man tas tikrai labai patiko, valiko įspūdį, matant, kaip tai vyksta, jeigu tai darytų ir kitų specializacijų gydytojai, tai vaizdinė priemonė yra labai gerai. Ir ilgiau išlieka ta informacija. Taip. Taip pat reikėtų, vartojant vaistus, vartoti taip, kaip iš tikrųjų parašė gydytojas. Jeigu jau jaučiat, kad negerai kažkas, tai ir tarkime su tuo išrašiusiu gydytoju tuos vaistus. Be abejo, kartais tie vaistai, neužtenka vien tik vaistų, yra maistas ir gyvenimo būdas. Kartais mes sakom, kad vaistai neveikia, bet apsisukim aplinkui ir pasižiūrėkime savo šaldytuvą, ant savo stalo, ką mes dedame į burną. Ir ar viskas tikrai tvarkoje su tais vaistais tada. Gal su vaistais yra tvarkoje, bet ne viskas tvarkoje su maistu. Tai būkime atsakingi savo sveikatos atžvilgiu ir darykime viską, kad pagerintume savo sveikatą, laikykime specialistų rekomendacijų ir tada manau, kad pastebėsime pokyčius savo būklei. Ir aišku, savaime apsvarstykime konsultavimąsi su specialistais. Jeigu turime daugybę skirtingų sveikatos problemų, sudėtingą gydymo planą, galbūt būtų naudinga konsultuoti su medicinos koordinatorium ar kitais specialistais, kurie gali padėti suprasti, organizuoti mūsų gydymo planą. Nes neužtenka kartais vieno gydytojo, tam aišku yra šeimos gydytojas. Kartais mes nepasitikim to šeimos gydytojų, kreipiamės į vaistinės, matau dabar vaistinės taip pat reklamuojas ir kad galime jums suderinti vaistus, pažiūrėti, ar atitinka vaistas, sąveikas tų vaistų. Ir be abejo, mes turime suprasti savo teises ir pareigas. Tai tos teisės paciento yra mūsų ir teisė ir į privatumą yra, ir teisė būti informuotam taip pat yra teisė, bet mūsų pareigos yra prisimti atsakomybę už tai, ką mes darome patys. Negalim kaltinti kartais vien tik tai gydytojų, turime atsisukti į save, pasižiūrėti, ar viską patys teisingai padarė. Ir gydytojai ir kitas medicinos personalas yra čia, kad mums padėtų, bet taip pat turime būti savo sveikatos priežiūros gynėjai. Svarbu yra atvirumas, supratimas, bendravimas. Ir jeigu turime sunkumo ar abejonių, turime būti pasiruošę kreiptis į specialistus ir paprašyti pagalbos. Tiesiog paprašyti. Ir aš nebejoju, kad be kamerų tas viskas įvyks mums sėkmingai. Tikrai taip, ir svarbu yra tas bendradarbiavimas ir, kaip sakant, pasidalinta atsakomybė. Tiek gydytojų, slaugytojų, visų sveikatos priežiūros sistemos darbuotojų, bet ir paties paciento. Na ir kaip jūs matytumėt vaidmenį gydymo įstaigų kaip institucijų, mes daug kalbėjom apie artimuosius, apie pacientus, apie gydytojus ir slaugytojus, sveikatos priežiūros specialistus, kaip jie visi gali bendradarbiauti. Bet jeigu paimtumėm gydymo įstaigą kaip instituciją, kokių sąlygų toje institucijoje gali reikėti, kad bendradarbiavimas vyktų ir pavyktų ir būtų pasiekti geri rezultatai?
Tai be abejo, kad tiek iš medikų, tiek iš gydymo įstaigų pusės reikalingos tam tikros sąlygos ir praktikos. Tai aišku, manau, kad pirmiausia yra atvirumas ir pagarba. Medicinos personalas turi būti atviri pacientams ir jų artimiesiems, klausyti, išgirsti jų pageidavimus ir jausmus. Turbūt ko gero net jausmus labiau kartais. Nes tie pageidavimai kartais būna tiesiog būti sveikam, o jausmai jo gali būti ir sumišę to žmogelio. Ir pagarba paciento nuomoniai, jo teisėms yra esminė, nes jei pacientas turi kitokią nuomonę arba planą nei gydytojas, tai bet kokiu atveju mes turime surasti bendrą atskaitos tašką. Taip pat sveikatos informacijos prieinamumas. Gydytojai ir medicinos įstaigos turi užtikrinti, manau, kad pacientam ir artimiesiems būtų pateikiama suprantama informacija apie paciento būklę, gydymą, procedūras, kitus svarbius dalykus. Tai turėtų būti padaryta suprantama kalba. Abiem suprantama kalba, abiem pusėm suprantama kalba. Bendradarbiavimas. Medicinos personalas turi aktyviai bendradarbiauti su pacientais ir artimaisiais, kad būtų galima nustatyti bendrus tikslus ir suderinti gydymo planus. Aišku, savaime čia tas bendradarbiavimas užima laiko. Taip, o gydytojas mažokai to laiko turi. Tiesiog mažokai skiriama jam laiko, kad galėtų pasidalinti tuo laiku su pacientu, nes tikrai pats gydymo procesas užima tikrai daug laiko. Tai tas yra suprantama, galim pasakyti, mažai gydytojų. Saugos priemonės, tai medicinos įstaigos turėtų procedūras ir politikas skirtas pacientų saugai užtikrinti. Tai apima, aišku, ir higienos, ir infekcijų kontrolės standartus, vaistų dozavimo tikslumą, klaidų prevencijos priemonės. Mokymas, nors atrodo ir mokosi medicinos personalas tikrai labai daug, ar ne, reikia ir licenzijos pratęsimui, turite labai daug įvairiausių praeiti kursai, konferencijos, bet kartais panašu, kad to truputėlį pritrūksta kartais. Ne? Gal mokomės ne tų dalykų, gal reikia mokytis, kaip bendrauti, kaip teikti informaciją, o ne vien tik tai tų kietųjų tokių, kas yra susijęs su gydymu, algoritmais, vaistų dozėm ir panašiai. Tai apie tai, kad tai turėtų būti ir tie minkštieji, tos minkštosios technologijos, ar ne, tai be abejo, jos turėtų būti. Ir kartais įstaigose tai būna kaip atsipalaidavimo priemonė, ar ne, bet to reikia ir pačiam gydytojui, kaip gydytojui, bet ir kaip pacientui jam taip pat reikia. Atsiliepimų tvarkymas. Medicinos įstaigos turi turėti aiškiai atsiliepimų tvarkymo procedūrą ir užtikrinti, kad pacientams būtų suteikta galimybė pateikti atsiliepimus ir skundus dėl paslaugų kokybės ir saugos. Šie skundai turėtų būti rimtai vertinami ir tyriami. Jo labiau, kad būtent nors skundus, Kauno klinikos skundus atsiliepimus yra tos dėžutės, ar ne, ir galima ir elektroniniu būdu pateikti. Nežinau, ar visos tos anketos atsako į visus pacientų klausimus, ar tikrai ta informacija yra kokybiška. Ir ar tikrai yra tinkama imtis tos apklausos, tam, kad galėtume pasakyti, kad viskas pas mus yra gerai. Kartais nėra gerai. Ir ta imtis, manau, yra per maža, kad mes jau galėtume džiaugtis, kad apie mus visai neblogai atsiliepia. Jo labiau, kad ta imtis, kuri atlieka į tas anketas atsako į tos klausimus elektroniniu būdu, tai iš esmės yra vienaip ar kitaip jaunesnė kategorija, kurie taip, moka vyresnius pasiekti dar yra sudėtinga. O vyresnius pasiekti yra sudėtinga. Ir šiuo atveju tie vyresnieji, kurie galbūt pasakytų kažką tai daugiau, popierinių anketų jau nebelabai pildo, sako, o elektroninių anketų nebemoka pildyti. Tai tada ir gaunasi toks truputėlį mūsų iškreiptas skaičius, kaip mes jaučiamės, ar mes iki galo esam patenkinti. Ir vaizdas taip pat yra šiek tiek, irgi reikia vertinti atsargiai tą vaizdą, kurį mes gauname iš anketų. Taip, nes imtis nėra ta, kurią galėtume vadovautis pilnai. Be abejo, technologijos, modernios technologijos gali padėti pagerinti pacientų saugą ir bendradarbiavimą. Elektroninės sveikatos sistemos gali palengvinti informacijos perdavimą ir saugojimą. Švietimas. Medicinos įstaigos gali organizuoti pacientų ir jų artimųjų švietimą. Švietimo programas įvairiausias, kuriuose būtų mokama apie pacientų saugos principus, sveiką gyvenimo būdą ir kitus svarbius aspektus.
Dabar, kaip ir mačiau, yra prie šeimos klinikų atsiradę šeimos gydytojo komanda ta papildoma, ar ne? Su sveikos gyvensenos specialistu. Su sveikos gyvensenos specialistu. Tai va tik tai tiek, kad aš manau, kad jį reikėtų ženkliai efektyviau išnaudoti. Kad tai galėtų būti ne jisai nukeliautų pas pacientą į namus, bet galbūt gydymo įstaigoje rastų kažkokį tai didesnį galbūt kabinetą, kur pasikviestų keletą tų gyventojų, kurie priklauso tai šeimos klinikai ir galbūt pravestų kažkokį tai mokymą vienokią ar kitokią temą. Galbūt tie tuos pacientus, kuriem aktualios, tarkim, tam tikri klausimai, kurie susiduria su tom pačiom problemom, ir jiem papasakoti. Taip, net ir galbūt tarkim, apie pačią ligą, švietimo sistemą, ar ne, yra kažkokia tai liga, tai gydymo įstaiga turi, manau, kad šeimos gydytojas tikrai gali atsirinkti pacientus pagal kažkokią tai ligą ir pasiūlyti, kad specialistas šviestų juos. Jie neieškotų ten kažkokio tai stebuklo pas kaimynę, kaip kaimynė gydosi ir ar man turbūt taip padės, kad galbūt geriau tą ligą iškomunikuotų būtent specialistas. Taip, su įrodymais pagrįsta informacija, taip. O ne kažkokiom galbūt nuogirdom ar taip. Tai čia šitoje vietoje tai tikrai sveikintina yra ta šeimos komanda ir manau, kad jinai pakankamai plačiai pradėjo judėti ir aš manau, kad tai yra tikrai labai gerai. Aišku, svarbu pabrėžti, kad abipusis ryšys ir bendradarbiavimas yra dvipusis procesas, kuriam reikia pastangų iš abiejų pusių, tiek iš pacientų ir jų artimųjų, tiek iš medicinos personalo. Bendros pastangos ir pagarba kiekvieno vaidmeniui gali labai prisidėti prie pacientų saugos ir gerinimo jos. Tai matom, kad iš tikrųjų daugiabriaunis yra klausimas, kompleksinis ir nei viena grupė, nei kita grupė pavieniui nieko nepasieks, vis tiek reikės ir komunikacijos, ir bendradarbiavimo, ir įsitraukimo abiejų pusių. Netgi trijų pusių, jeigu dar skaitysim artimuosius ir panašiai. Na ir pabaigai Kauno klinikose rugsėjais pacientų saugos mėnuo, kaip jau nekartą šiandien pasakiau. Taigi, ko jūsų nuomonė reikia Kauno klinikoms, kad visi galėtumėm jaustis ir būtų saugesni? Gal galėtumėt ką nors palinkėti, čia toks ir minėjimas, ir džiugi proga, bet kartu ir kaip ir susimastyti kviečianti proga, ką dar galime padaryti, kad būtų geriau. Tai jeigu rekomendacijų, tokių žinot, apibrėžimų, rekomendacijų, tai aišku, saugos kultūros skatinti, saugos kultūrą, vesti saugos mokymus, sisteminti klaidas, jas analizuoti, saugos priemonių technologijas įsidiegti, pacientus šviesti, pacientų atsiliepimus vertinti, gydymą planuoti ir stebėti, pasiekiama informacija turi būti visiems, sisteminės saugos politikos plėtra rekomenduojama, saugumo vertinimas ir tobulinimas, čia tokios rekomendacijos. O ką aš palinkėčiau, aišku, sėkmingai švęsti pacientų saugos mėnesį. Toliau skatinti pacientų saugą aukščiausių lygių, labai džiaugiamės, kad yra tokia pacientų taryba, tai klinikose, manau, tai vienas žingsnis į tai, kad jūs norite girdėti pacientus iš arčiau per pacientų tarybą. Tai čia yra tikrai labai sveikintina ir toliau linkime nepaleisti šitos idėjos ir taip pat linkim klinikoms sėkmingai vystytis, toliau rūpintis pacientų sauga gerovę, bendradarbiaujant kuo daugiau atvirumo, komunikacijos tarp paciento ir gydančio gydytojo bei pacientų artimųjų ir pacientų saugos mėnuo yra puikia proga pabrėžti šį svarbų aspektą, skatinti tobulinimus šioje srityje. Puikus palinkėjimai. Labai ačiū už pokalbį ir linkiu pacientų tarybai sėkmingų projektų. Ačiū Jums už pokalbį.